Labas rytas visiems. Pirmas rytas atsikėlėm Kapiverdėje. Bandom eiti pusryčiauti. Tai kažkiek tai galite matyti aplinkui kokie vaizdai. Nežiūrėjau telefone kokia oro temperatūra. Bet, kaip matot, su vaikutė komfortiškai. Be jokių problemų. Beje, vakar vakare, kai skrydom, tai turėjome tikrai plus 20 laipsnių. Pilotas, kai leidome, sakė, kad jūs turite plus 23. O jau vėliau, kai buvome oro uoste, tai telefone programytėje nukrito iki 20 laipsnių. Tai vasara. Ir beje, išsukus iš mūsų viešbučio, nuo ryto dar pro balkoną stebėjau, kad labai vėjuota. O po to kažkaip prieš išeinant sakau, na vėjas nurimo, tai kaip matėte, išėjom viskas labai puiku. Ir užsukus už kampo pakankamai vėjuota tarp pastatų, tai atviroje vietovėje greičiausiai bus reikalų. O štai ir pusryčiauja mūsų komanda visa. Labas rytas, labas rytas. Labai skanu. Kaip jum atvykus į vasarą, kaip jausmas atvykus į vasarą? Jo, kontrastai tokie įspūdingi, labai įspūdingai viskas atrodo. Maisto. Prašau. Pasilgo ar Maistas iš 10, gal 7. Bet mesgi stengiamės dėl jūsų. Nu, čia netu kalbų. Maisto kontrastai yra dideli, nes namuose tokių porcijų nevalgai, tai tu didesniais kontrastai. Nu tai čia, kad vėjas nenupūstų, ponai. Tai, Viskas čia blogai, viskas. Tu čia kabinėtis. Kad tai kas kalti? Nu kas? Rusai, kas? Nu jo, tai pritariu. Povilai. Eketės trūksta. Supratau. Tiesiai visą laiką. Eilinį kartą susitinkam visam komandą ir kur mes dabar planuojam vykti? Dabar einam į mytą, 10 valandos susitikimą. Visi organizatoriaus komanda, mūsų komanda, visi, kas prie šito reikalo dirbs, prie šito čempionato susitinkam. Tai kadangi čia toj saloj iš tikrųjų nėra daug apgyvendintų vietų, tai pasirodo, kad jų viešbutis praktiškai va perėjus pro šitos vartelius nuo mūsų viešbučio. Tai tiesiog pereidinėjame kitą viešbutį, kuris iš esmės gal ir nėra kitas viešbutis, nes net pavadinimas yra visiškai tos pačios grupės. Tai kaip suprantam, viskas čia yra tas pats. Važiuojam apsižiūrėti lokacijos. Pirmą kartą pamatysim gyvai Pontapretą, kas tenai vyksta. Dabar yra pasiruošimo darbai, tai šiai minutėj mes nieko negalime tenai praktiškai nei pasitestuoti, nei kažką tai, nes yra statoma. O po pietų žadėjo, kad jau bus paruošta ir jau judės ir organizatoriai tenai įsivertinti ir pradėti šiokius tokius pasiruošimo darbus. Tai dabar judam link lokacijos tiesiog apsižiūrėti.
Eik, Rasa, sėsk pinigų. Nu kaip tau, Gintarai, ekstremas? Prasideda? Nu, tai, kaip pasakyt, operatoriai jau lengvų kelių neieško, tai... Iššūkis dabar. Jo, čia iššūkis, tai kaip visada, žinai, mes niekada netikim klientais, nepykit, gerbimieji, mes jumis netikim, mes visada ruošimės blogiausiam. Tai buvo žadėta, kad vienintelė optinė linija bus atiduota vien tik tai mum. Dabar situacija tokia, kad dirbs krūva medijos, kuriem reikia uploado, kaip pavyzdys interneto greitis 100, ten grubiai 50-35 uploado. Ir taip mes vežėme savo Starlinką ir greičiausiai, kad jį ir naudosim, nes ta optika, jinai dar irgi prasideda ant uploado ir žodžiu, daug dalykų. Ir šitam sporte apskritai, kadangi jie yra labai priklausomi nuo gamtos, tai niekas nežino, kada prasidės tos rungtynės. Tai dabar mūsų užduotis yra kažkaip tai susidėlioti savo tą mozaiką ir pasiruošti ABC planą, D kažkokį tai planą, ką mes darysim, kaip mes tai spręsimės. Tai va dabar važiuojame į spotą tokiu va būdu, tikrai ekstremo būdu, jo. Tai visai faina, vėjas, gamta. Tai žodžiu, jeigu reikia padaryti kažką, tai kas jums atrodo nerealu, tai paskambinkit, pakalbėsim, aptarsim, kaip sako. Jeigu turit pinigų, mes mielai pagalvosim, kaip galima realizuoti jūsų svajonės. Apsižiūrėjom lokaciją. Žodžiu, kadangi jau minėjau, viskas eina kalba tik apie tai, kaip motina gamta nuspręs, kadangi turi būti labai daug sutampančių sąlygų tarp vėjo, bangos ir taip toliau, kad jie galėtų vesti ir organizuoti varžybas. Tai net nežinom, kada pradėsim, dabar ruošiam vieną lokaciją, po to važiuosim žiūrėti dar vienos lokacijos. Galbūt svarstysim dar galimybę persikelti tarp lokacijų. Žodžiu, šitoj lokacijai, ką mes radom, tai iš tikrųjų radom dar neblogą infrastruktūrą, yra elektra, atvesta netgi vieną filmavimo vietą bus elektra, tai yra labai neblogas dalykas, nors mes pasiruošę dirbti visiškai buvom be elektros, bet jinai yra ir miesto elektra. Dėl interneto, kaip ir minėjau, yra problematiška, bandysim naudoti Starlinką. Tai planas dabar toksai, kad 2 valandą mus pasiema su visa įranga, varom į lokaciją ir pradedam ruošti viską, nes rytoj preliminariai startuotume 12 valandą. Jau turėtume pradėti tiesioginę transliaciją, bet vėlgi pasikartosiu, jeigu oro sąlygos sutaps ir bus palankios pravesti varžybas. Tai šiai minutei tiek info. Gražiam vandenyno fone. Šiandieną mes baigėme pasiruošimą.
jau turime vietos laiko 18:18, Lietuvoje bus 21:18. Planai yra tokie, kad nieko labai neaišku. Pirma, kad rytoj susitinkame 8 val. Ryto, pradėsime toliau pasiruošimą, nes buvome pasistatę kameras, prasitestavome, leidome padirbti, kaip sako, pastebėjome, kas vyksta. Tai viską aišku nuimame, nakčiai nepaliekame, bet tai čia yra saugu. Čia yra saugu viduje. Palikti bus apsauga. Visą parą čia saugos. Visą parą saugos. Transportas mūsų va tokio lygio. Atidaryk. Transportas mūsų yra tokio lygio. Vipinis jo. Yra vipinis transportas. Tai labai daug smėlio dulkių. Ir užklojome viską, ta prasme pasirūpinom įrangos saugumu. Ką noriu pasakyti, kad daugam gal atrodo, kad tai yra nuostabiausia darbo vieta, bet iš tikrųjų tai yra netokios čia ir lengvos sąlygos ir ne viskas čia taip lengvai darosi. Tai ačiū Dievui turime elektrą, internetą naudosime Starlinko. Tai va, žodžiu, laukia intensyviai savaitę, daugiau negu savaitę. Rytoj oficialiai prasideda varžybos. Tikrai galiu daug kalbėti, bet nei vienas iš mūsų nežinom iki galo kaip čia bus, nežino ir organizatoriai, nežino nei kada pradėsim, nei kada pabaigsim, nei kokiom sąlygom teks dirbti. Kapeverdį šiltą vasarą, kaip matot, lekiam pikapę su maikutėmis, su marškinėliais. Beje, grįžę pasižiūrėsim Giedriaus montuotą video, nes pirmadienį publikuosime, dėliosiu grafikas, reklamas ir taip toliau, kad rytoj skirti laiką grynai labiau techniniam dalykam, tokiem kaip kameros, komutacijos ir visa kita. Tai šiam kartui tiek.